Tai kon chebra. O paruošit savo traktoriukus žolės pjovimu ar pasiruošit sezonu, nes aš tai varuošinėjus, aišku, viskas buvo nenumatyta. Jo, turim karburatorių nuo traktoriuko, nebriksas variklis, tikrai nebriksas, bent jau tepa atrodo tikrai, kad nebriksas. Kas ką buvo, čia tai man buvo tokia situacija, norėjau pasikurti aš traktoriuką, gaus, kad karburatorius ten, tipo benziną nepraleid, kaip dažniausiai būn, iš požymus neužsived panašiai. Nes nežinau, kodėl, ta prasme nesuprantu, kodėl nuo to benzino karburatoriai vis laik užjank žikleris arba kite pavadinus adatėlė. Čia yra nauja. Vienu žodžiu, užjank ir tiesiog prikauri, aš nežinau, ką pavadinti ton visą reikalą, man su antroju traktoriuku, kuris Ariansas, ant Storbriksa variklį, ir yra tas karburatorius su aliuminė adata, ta žiklerių, kaip čia pavadinus, žiklerių vadinus. Ir ansa prikaurė tiesiog prie rūdyvos, ne kaip metals, bet ten aliums ir aliums su aliumu žiaurė gera suklinį, užtunk, kad ištraukti, reik paskiau replių į panašių priemonių, kad ištraukti. Tai gaunasi, kad dažniausiai daug gardyti reik. Paprasčiausiai vis to napač, kai kas man gavos, aš čia tam reikalu atsukinėjau štatau varžtą, čia naus, aišku. Paskiau surinkinėjau pasižiūrėjęs, kad man viskas okei čia, viskas jud, ir aš ką priveržinėjau, o čia į bronzą. Neužmirškim, bronzą į trapį. Aliums irgi trapus, bet ne visada. Ir aš priveržinėjau, tik jautu, kad kažkas pukšt, nukrit man viskas į ranką. Tai va ta dalis man nutrūka grina ties va čia šitas, kur yra tos skylelės, nėra čia skylelių. Vienu žodžiu, ties kur nėra sriegi. Nutrūka ir palieka vidų. Į ką? Gal galim pasakyti motor šaden, bet nebuvo motor šaden, karburator šaden. Tai va. Ir teko užsakinėti iš kiniečių, vėl su tokiu labai didelė baime užsakinėjau, dvejojau, o vdrug neteks, o ku tada, ir vėl lauksim miškuose. Man baisiai pasisekė, labai fainė, kažkaip iškart pasirodė, toks koks rek atrodo, ir šiandien parėja iš kiniečių, nežinau, kiek čia 2 savaitės tą truk man labai greit viskas suvakščio. Kaip sakant, seniau man daug didelės kiekės užsakinėdavo visokių šlamšt. Ne šlamšt čia, man naudingų dalykėlių, bet gaudavo step, kad užsiauginau ten bele kokį lygį, tuo, kaip ten members, ne members, huiznait. Esmė tam, kad man labai greit parkeliaun. Ir vienu žodžiu, gavom karburatoriaus, rem komplektą. Tai čia yra visas kalpoks, ta apačia nauja. Čia šiaip aliuminis dar geras, aš čia nusmėliavau. Labai fainai atrodo viskas. Tarpinėlį nauja. Guminė čia tokia visai labai faina, nežinau, laikys, nelaikys. Tavo tas pagrindinis man varžtas, kuris buvo reikalingas. Šiaip viskas buvo veikiant su to karburatorium. Ir paskiau vaplūdė. Yra kamštuka tokie 2, būtent to karburatoriaus. Tai va čia šitas yra apačio, grina, ir va čia šitas yra. Aš nežinau, jau čia šunų nekeisiu. Nelabai matau prasmės, nes man viskas okei buvo. Tai apie tai daug negilinsiuos, tai vienu žodžiu toliau tęsiu, kažkaip per komponentą. Čia kažkoks gumelis yra cielas 2. Nelabai dar aišku, iš kur ir kamanos, nes nelabai matos, kur išoriška būtų, bet pažiūrėsim. Paskiau šaibelė čia kažkur, kažkam. Aš galvoju, gal tam pačiam šitas varžtų.
čia šitas į centrą. Po spiruoklį. Paskiau yra gazas sklendės spiruoklį naują. Aš bandau parodyti komponentą naują ir iš kurios veids. Tai va naują spiruoklėlį tokį. Būtent čia šitą. Senuoji da gera, nežinau, sakau, va dėl perinkim, nežinau. Yra paskiau veilokiuks. Tam pačiam gazas sklendelė. Ir spiruoklėlį. Paskiau turim žiklerį naują. Čia bus greičiausia po dangteliu. Reiškiasi tarp varžto ir dangteliaus. Paskiau turim laisvos eigos reguliavimo varžtelį naują. Čia yra. Čia šitas greičiausia laisvos eigos varžts, o čia gal kūro norma. Tai vienu žodžiu. Tai jo, čia gal kūro norma. O čia senasis man žikleris. Tai dar svarstau, ar man perinkinėti. Vada ir ašelį plūdelę buvau. Naują plūdelį tokį šitas plastikinį, viskas tvarko čia iki piki. O šitas va senoji plūdė, tai čia yra, bandau įsivaizduoti, čia gal kokį žalvarinį. Nes dažniausiai būdavo žalvarinis. Toikis, visokis. Arba čia žalvaris irgi oksidaujas. Jo, tai čia greičiausiai žalvaris. Daug nežinau. Baisi daug patirties neturtus reikalus, bet pabiškelį. Pabiškelį žiūrim, ką turim. Tai vat ir toks reikaliuksas, man čia viskas kainavo, tas rem komplekts. Dar nėra aišku, ar iš vis būtent tokiam karburatoriui, bet kad vis detalės tinko, kodėl ne galbūt tam. Tai vienu žodžiu, viskas čiki-puki, žiūrėsim, rinksim. Sakau, greičiausia, gal niekas čia neperinkinės baise, tik susimesiu varžtą, jaučiu tau patį adatą, žiklerį, plūdę tau patį, tarpinę aišku naują, nes man senuoju ten buvau jau pabėgus. Ir galbūt naujo bakelį apačivės ten. Nes aš kiek žinau, dar variantus su, pavyzdžiui, plūdė, naujo dedant, galims daiktas, kad galbūt reikės man palenkti šitas nes aš dar prisimenu iš tų laikų, kai dar mažas būdams su Delta. Delta miniuką tai mopėdą tarybinių laikų. Tai sonas būdavo irgi, atsimenu, dar dėdį buvau rodis, kaprek. Ne kaprek, o kadrek, palenkt ten, ta prasme, kad neužsyku, reiškia, kas seko, kur čia prasiledai panašiai. Tai paprasčiausia gaunas, kad, pareguliuoji, čia biški paspaudi, kad daugiau atsidarytų, benziną prileistų anksčiau ir panašiai. Tokie dar prisiminimą iš tų laikų. Galims daiktas, kad ir čia gali būt, kad reikės. Bet sakau, dabar kol kas nežaisiu, daug laiko neturiu tam. Tai vienu žodžiu sumesiu tas, kas buvo, o tus pasidėsiam jau ateina į karburatorių pasaulį. Kur, nes čia turiu naudotų karburatorių, čia turiu trimeriaus, ten tokiu šitais trimeriuko. Ir čia paskiau Husvarnas 135 Mark Veina. Karburatorius šiaip dar gersans yra ir nieko nereguliuota, nieks nekrušta. Galbūt kažkam gal dar prireiks. Neužiam daug veids, tai neišmetu. Made in China, o čia originalas, ne? Made in China. Kebra. Sakot, kiniečiai yra gavno, bet ką kiniečiai originalioms detalės gamint. Kapsaunų ar tep. Tai nieko daug neįsiplėtus aš čia šiandien. Tai ir tiek žinių. Bus surinks karburatorius, dėsiam, toj parodys kokį varikliaus aš čia turiu. Tokį daiktą. Aš nežinau, čia originalas tas variklis mano, ne, bet
nu, toks koks jį. Ant 12 arklių. Ir dabar čia. Dabar neaišku. Čia matos kas nors, nesimato. Nu, vienu žodžiu, šiaip viskas okei. Neaišku, čia iš kur tai pasitepalavimą. Jo. Tas alsuoklis, tai čia nežinau. Jo, ar filtrai jungas ant ten kažkur jau. Čia karburatorius, va ant tokių varžtų. Įsiurbim kolektorius toks samajadnas. Ta prasme, te briksinį neaišku. Nelabau greičiausiai ir uždėtum čia. Bet pritaikius tikrai galėtum užmesti. Aš toks irgi mėgstu priderinti, pritaikyti, tai pritaikius viskas čiki-puki būna. Ir bėdos nebūna. Tai va, sakau, kai norėjau užsivesti, šakų smulkintų, norėjau išsitempti lauką, galvoju, nes, blemba, jį prikabinėms visko, kapskyt, pačiam nereiktų tampyti, sėda į vežį. O čia tausyk man, kaip norėjau užsikurti, man gavos taip, kad aš atsukau, tipo viskas okei, surinkinėjai, bum, nusukau šalin. Ir bišk per daug jėgos panaudojau, persistengiau. Surakt sukau viską, tai yra kaip yra, aišku. Dirbami mokomės, gyveni mokas. Čia toks, atsakau, įdomus labai, nes aš mačiau yra būtent ir starterių tam variklių elektrinių. Nelabai suprantu, kokį naudą iš to elektrinio starteriaus, jeigu, tu važiuoji, ne žuolį pjauni. Paprasčiausia, bepjaudams žuolį, tu užgest gali. Tiesiog, netyčia, kam nepasitaika. Tai užgesau ir bum. Ką dabar, temps kabelį iš kažkur, tai kad užsivesti. Tokia nesąmonė. Tam yra akumuliatorė ir jiem į kurį važiuoji. Tai va, tiek žinių.